Sveiki. Kartais turime dokumentą, PDF dokumentą, kalbu apie tokio tipo failus, kuriuos norime publikuoti internete tam, kad tas failas būtų greičiau atvertas, kad tas failas būtų greičiau atsiųstas, reikėtų, kad jis užimtų kuo mažiau vietos serveryje, kad jo apimtis būtų mažesnė. Tai tam galime pasinaudoti vėlgi tą pačią platformą I Love PDF, kalbant apie PDF failus, ir pasirinkti Compress PDF. Mes panaudosime tą patį failą, kurį mes jau turėjome apie Europos mozaiką, ir jeigu atžvelgtume, tas failas užima beveik 9 megabaitus vietos. Tai aš pažymiu šitą failą, iš tikrųjų failas užima 885, va čia buvo parašyta 274 puslapiai. Ir tokiu būdu mes šitą failą bandysime suspausti. Dabar yra 3 pasirinkimai. Extreme compression, tai yra kada mažesnė kokybė ir didelis suspaudimas. Yra vidurinis suspaudimas, tai kada yra gera kokybė, geras suspaudimas. Ir paskutinis 3 pasirinkimas, maža kompresija, mažas suspaudimas, tai kada yra aukšta kokybė ir mažai suspaustas failas. Beveik, sakykime, gali būti, kad nieko nepakitus apimtis. Tai pasirinkime vidurinį tą, kuris yra rekomenduojamas, ir belieka tik tais, kadangi jis jau yra pažymėtas, belieka paspausti Compress PDF ir mums jau yra failas spaudžiamas, ir pasižiūrėkite, iš 8,85 MB paliko 6,94, beveik 24, 22%, beveik 1/4 mažesnis failas negu buvo. Įsisaugokim tą failą prie to failo, kurį mes bandėme suspausti. Na ir bandykime atsidaryti ir pažiūrėkime, kad iš tikrųjų, ko gero, paprasta akimi nieko neskirsite, koks failas buvo, tokį mes ir turim. Ir nuotraukos atrodo panašiai ir viskas. Tai va taip paprastuoju būdu mes galime tą failą suspausti. Skirtumas yra tik toks, kad buvo apie 9, paliko apie 7, kaip matėte, mažiau negu 7. Tai tokiu būdu galime suspausti, sutaupyti vietos ir tada, ko pasekoje, jeigu failas bus publikuojamas internete, jis bus greičiau atsiunčiamas, bus mažiau užims vietos serveryje ir visi tik tai išloš. Tiek trumpai apie failo suspaudimą.